visi, su jumis vėl sveikinasi Žiburio žinios ir kaip matome, už manęs yra susirikiavusi pirmokų eilutė. Pirmos A, B, C ir D klasės šiandien yra pasiruošusios, manau, krikštynoms. Mes šiandien tikrai jiems parodysim mūsų Žiburio gražiąją pusę. Mūsų pirmokai yra nepunktualūs, dauguma keli vėluoja, va ten jau daro mums kratą, tai yra labai svarbi operacijos dalis. Daryti kratą, pasižiūrėti, ar nieks nieko neturi, jokių medžiagų. Bet čia yra viskas protokolo esmė. Juliau, kaip tu jauties? Ai, gana šaltoka, galėtų greičiau įleisti į vidų ir viskas. Labai faina šiaip. Ką girdėjai apie šitas mūsų krikštynas? Nieko kol kas negirdėjau, žadėjo man viską įspoilint, bet nieko neįspoilino, tai labai faina. Ir biškį baisu. Kokios nuotaikos? Padarysiu, ką reikia, ypač šitam. Aš čia nepričiom. Nepričiom, ką šitas nepričiom? Labukas, tu čia... Aš nežinau, iš kur aš atsidūriau. Kažkaip, nu, tu gal tu tiesiog per senis gal šitam reikalui, gal ne? Aš per seną, aš nežinau, kaip aš čia atsidūriau, pasiklydau galimai. Tai, va, vartai ten. Ne, aš čia pabūsiu. Tai gerai, ką girdėjai apie mūsų šią nuostabią ceremoniją? Bus blogai. Jūs čia žymėjot mūsų pirmokus, ką tai reiškia, ką tai reiškia skrituliukai ant žandų? Aš nežymėjau, nepriimu atsakomybės dėl žymėjimo. Labą dieną, žymėjot mūsų pirmokus, ko žymėjot? Šitas simbolis, tokie 2 rutuliukai ir 2 taškiukai reiškia ryšius ir saulę, kitiem atrodė kitaip, bet... Ne, gal. Jau matom, kad mūsų pirmokai daro žiburietiškus tuptukus, va net atsispaudimus daro. Ką prisidirbai? Nieko. Tai kodėl jūs tave kankina? Šiaip. Sušila jau. Kodėl jau? Gerai, kyli. Ar jis skundėsi, kad jam šalta? Taip. Mes rūpinamės savo gimnazijos mokiniais. Kokie jūsų planai, kaip vedliai? Išnaudoti visus pirmokus, kad jie pavargtų, įsigastų. Nužudyti. Svarbiausia nužudyti. Jie nusikalto, ar kas čia buvo? Apšilinė. Profilaktiškai. Apsauga. Gerai, visi susirinkote, ne? Taigi, kadangi dirbo policininkas, žmogus yra naudingas visuomenėje ir vis dėlto reikėtų spręsti. Kaip matome, jūs visiškai nebijokite, jeigu mes jūsų nevertinsim, kaip matome, čia turime tėvuką. Mes esam psichinio skyriaus ekspertai, mes labai lengvai galime pasidarbuoti kiekvienose vietose, kadangi yra trūkumas. Kaip matote, taip pat, ką čia nedarysim, tai mes jums duosim, atsakysim į paprastus moralinius klausimus, tad duosim nuotraukas, įvertinsim nuotraukas ir po to duosim tokius mums, mes padarysim diagnozę, nusakysim cirkinius sutrikimus ir pažiūrėsim, ar esat vis dėlto tinkami priimami mūsų visuomenės. Tiesiog labai įdomu, kaip veikia žmogaus smegenys, paprasčiausia, kaip galime juos palaužti. Mes išradom nemažai technikų, kaip pamato metimas yra vienas mūsų buvęs pacientas. Aišku, o kas buvo Timui? Timas, jis buvo toks mūsų buvęs pacientas, nelabai norėjo bendradarbiauti su mumis. Įvyko šiokių tokių nesusipratimų ir mes turėjom tiesiog pasirūpinti jo, nes negalime jo paleisti visuomenę, tai mes tiesiog tikrai išnaudojam jį tinkamais tikslais, mes jį tiesiog ištyrinėjom paprasčiausiai. Dabar mes čia eit negalim, bet... Pasisveikim būtų malonu. Labą dieną. Labą dieną. Kokią jūs čia veiklą užsiėmat? Tikrinam vaikų psichiką, psichinę sveikatą, kokius paveiksliukus mato, kaip pasaulį įsivaizduoja. Labai. O kokius paveiksliukus rodot, kaip va šitą... Paukštelis, liūtas sakė, paukštelis, erelis. Jo. Aš matau taurę asmeniškai. Tai ne mano reikalas, ką jūs matot, žinai, ne tavo psichiką tikrinu.
O kodėl jūs susidomėjot šitą psichinės analizės sritim? Man, supranti, patinka parėkti ant žmonių, patinka pažiūrėti, kaip jie reaguoja į mane. Tai, žinai, taip kažkaip pat ir nuvedė gyvenimas link to, kad aš dabar rėkauju ant žmonių ir rodau jam paveikslėlius laisvalaikiu ir ne tik laisvalaikiu. Skambat, kad esate psichiškai sutrikus. Ne, esu puikiai įstikinus, kad nesu psichiškai sutrikus, nes galiu patikrinti kitus ir jų psichiką. Ar jums pasakys, bėg iš pamokos ir jūs bėgsit su visais, bėgsit? Iš pamokos bėgsit. Tik su visais, o taip pasakys, bėgam iš pamokos ir jūs bėgsit. Tai pačiai rankas, o taip pakeliam ir pakeliam. Tai dar galvo pasukit galvo. Sveiki, kokį jūs čia eksperimentą konduktuojate, vykdote? Mes tyriame dalykus. Ką tiksliai? Darija, ką tiksliai mes tyrime? Mes tyrėme zombių organus. Kuris čia negyvėlis buvo nelaimingas, kuris turėjo būti išskrostas? Zombis. Be vardo. Mes pažinojom Timą. Nu, ką jūs nustatėt? Nu, ši grupė atrodo visiškai psichiškai. Nu, buvo šiokių tokių sutrikimų, bet manau problemos visuomenė tikrai neturėtų padaryti. Viską, kaip mūsų kaip ir analizė pasitikrinome, pasirodo, mes viską teisingai sužėjom, mes juos apklausinėjom, žinoma. Nu, manau, šita grupė tikrai problemų nebus, manau. Ar jūs esate 100% įsitikinę už tą? Jeigu aš nesu įsitikinęs pilnai, tai aš tikrai pasirūpinsiu, mes ištrinėsim juos kaip antimuką ir tikrai bus. Mes kur padarom klaidas, mes to žmonės ištrinėjom, kad suprastum, kur mes padarėm blogai. Tai techniškai žmonės tikrai bus. Ant jų jau rėkia, sako, tikriausiai mažiausiai entuziastiška grupė iš visų 8 grupių. Tai žiūrėsim toliau. Greitai! Nu, mūsų mieloji kankintoja. Ką mes čia darom? Ką mes čia ugdom? Ką mes čia tyrim? Turi mokiniai išgelbėti savo sužeistąjį draugą. Tam tikras užduotis daro, renka žodžius, darysim tvarką. Ką jūs jai padarėt? Nu, netyčia kažkas ten jai buvo, gal nuvirto, gal ką, nežinau. Gal nežinau. Nežinau, bet turi išgelbėti į draugą, nieko nebus. Matau, rimto darbo nebuvo, todėl žiburietiškai tuktukai. O, ir dabar pumpuosim. Kągi jums padarė? Čia aš dabar sužeista, tai laukiu, kol mane išgydys dabar. Kiek laiko turit? Net nežinau, nebedaug turbūt. Vedly, kaip jūsų grupė? Silpni, nepatvarūs, dirba nekomandiškai, bet išmokysim. Svarbu, kad yra motyvacijos mokinti jos. Nėra. Gaila. Nervuoja. Karoči. Kiek jūs pasinaudojat šitu? Nedaug. Daugiau mes duodam kareiviškas fizinės bausmes, komandiškai visiems atlikti, davim paskanduot. Sakė, gerklę skauda, ką žinau, tokia situacija. Kiek jie bendrai žiburietiškų tuptukų padarė? Ai, kokia 30 bendrai padarė, gal daugiau. Gal daugiau biškai. Daugiau, man atrodo. Ir bus daugiau. Jo, dar bus trigubai daugiau. Kokia? Padarysim pragarą. Tegul mokosi. Kasgi čia vyksta? Papasakokit. Iš jų nieko negausim, jie mane apšaudė, duot šunsnukiai kažkokie. Kas čia vyksta? Nu, kažkas ieško kažko. Nes čia anksčiau kažkas klykė ir aš bijojau ateiti, tai žinai. Kažkas buvo, kažkas kažko ieško, kažkas kažką veikia, viskas slapta, nes tamsu. Labuka, ką jūs čia eksperimentuojat, vykdot? Mes vykdome minų lauką. Kodėl tu ant stop juostos užlipęs? Tu irgi taisyklių negirdi? Atsiprašau. Tai kokie jūs yra
pagrindinė idėja, pagrindinė užduotis šitam minų lauke? Ir kur žinot, kur minus, kur ne, nes aš bijau. Pirmoji užduotis yra ta, kad tiesiog žiburiečiai būsimi, dar nepakrikštyti, būtų tikri žiburiečiai, kad jie laikytųsi taisyklių, kad jie klausytų vyresnių, nes tai yra svarbiausia taisyklė žiburį. Minos yra labirinte paslėptos, tai tu nežinai, kada tu ant jų užlipsi, kaip ir tu nežinai, kada tu žiburė susidursi su kokiamis nors problemomis. Taigi, pirmas uždavinys yra tiesiog, kad žiburiečiai klausytų. Antras uždavinys, kad žiburiečiai būtų ištvermingi. Ir trečias būtų, jog žiburiečiai turėtų gerą atmintį, nes, kaip matome, pagal kas tokios jie nelabai dar turi. Galit papasakoti apie šią grupę? Labai mandagus kol kas. Atsiprašau? Labai mandagus kol kas. Klauso. Nu, jei nepaklauso, tai gauna vandens, bet didžiąją dalį klauso. Aišku. Aš kažkaip nesu krikštynų dalis ir mane vis tiek aptaškia vandenį. Yra kaip yra. Kokias mes užduotis čia vykdom? Pirma užduotis yra su lanku. Per jį perlip, antra užduotis suras bintą ir trečios užduoties neatsimenu. Kaip tik kelios grupės pirmokų jau baigė savo ilgas kankynės, kurios truko apie, nu dabar yra beveik be 15:07, tai apie valandą ir 45 minutės. Tai eisim paklausti, kaip jiems sekėsi. Kaip jaučiatės po visų šitų kankynių? Biški kojas skauda. Biški kojas skauda. Kiek jūs darėt tuptukų? Žinok, aš gavau bausmę. Tai ant vienos kojos visą tą koridorių turėjau peršokti. O tai ką jau prisidirbot? Šiaip nepamenu, turbūt nesakiau, ką jie darė. Pirma taisyklė – nekalbėt. Antra taisyklė – klausykit. Tai šitas dariau. Mes jau užbaigėm visą šitą. Krikštynos pasibaigė, visi patenkinti, visi džiaugiasi, kad baigėsi. Ir ačiū, kad žiūrėjote Žiburio žinias. Iki kito. Что ж ты?